Sveiki sugrįžę. Eurolyga Kaunui padovanojo krepšinio aikštelę su krepšinio legendos Arvydo Sabonio siluetu. Sabonis sako, krepšinio šalyje aikštelių niekada nebus per daug, o vienas brangiausių istorijoje Žalgirio krepšininkų Ąžuolas Tubelis prisimena, kad pats žaisti pradėjo tiesiog ant smėlio. Daugiau Ievos Diraitės reportaže. Arvydai, 3, 2, 1. Istorinis momentas Kaune, Šilainių mikrorajone atveriama vienintelė tokia Eurolygos jos rėmėjų ir Žalgirio miestui padovanota krepšinio aikštelė. Krepšinio sostinė vadinamame mieste yra aikštelė išskirtinė su Arvydo Sabonio siluetu. Graži aikštelė, kaip ir seniau, taip ir dabar viskas praktiškai prasideda nuo jos. Matau norinčių irgi nemažai, mano laikais irgi buvo panašiai, tik tai buvo viena problema, kad ne kiekvienas galėjo turėti kamuolį, taip kad tekdavo žaisti pagal eilę. Visgi kol Kaune džiaugiamasi Arvydo Sabonio aikštele, legendinis krepšininkas prabilo ir ne apie pačius linksmiausius sūnaus sveikatos reikalus. Vyrų rinktiniai šią vasarą dėl traumos nepadės vienas iš Arvydo sūnų, NBA rungtyniaujantis Domantas Sabonis. Būklė ir reabilitacija, dabar jau vaikšto, sakė, viskas pagal planą, gal net ir geriau, tai tikėsimės, kad reabilitacija praeis gerai, tik aišku, jinai lėta. O renginyje apsilankęs vienas brangiausių Žalgirio krepšinio klubo istorijoje krepšininkų Ąžuolas Tubelis prisiminė, kur pats pradėjo savo pirmosius žingsnius krepšinyje. Buvo tiesiog ant smėlio, tokia įdoba, tai iš vis neįdavo varinėtis kamuoliu. Žaisdavom, kad galima žingsniuoti ir panašiai, tai linksma. Aikštelė išskirtinė, nes vienintelė tokia Lietuvoje ir vos 5 Europoje. Eurolyga vos vieną kartą per metus vis kitoje šalyje pasirenka, kur įrengti tokias aikšteles. Rinkdamiesi vietas aikštelėms pirmiausia vertiname bendruomenę ir vaikų susidomėjimą krepšiniu. Kaunas dėl savo išskirtinės meilės šiam sportui nuo pat pradžių buvo vienas mūsų prioritetų. Savo akimis gyvai pamatyti krepšinio legendų ir po langais atsiradusios naujos aikštelės susirinko gausus būrys gyventojų. Visi vaikai eina į kitas aikštelės žaisti, mes va čia gyvenam, labai reikia. Nori vedamiesi kitur visai žaisti. Yra kelios, bet jos dažnai būna užimtos vyresnių, kadangi mes mažųjų lygoj dar vis esam, tai reikia. Kaip įmanoma daugiau? Čia buvo toksai senas, toksai gruntas, tos kašės krepšinio lankai jau buvo nulaužyti, nieko nebuvo. O čia va, kai vietiniai gyventojai, tai tikrai pravers. Svarbu anūkai nuo kompiuterių pasitrauktų. Viskas gerai. Šiandien išeisiu, kai baigsis atidarimas, ar rytoj dar su draugais išeisiu, dar čia pažaisiu krepšinį. Gal bus įdomiau negu kompiuteris dabar? Nu ja, aš darželį žaidžiau. Na dabar jau sportas baigės. Mes viską žaidžiam, bet gerai su komandomis tik tais. Žalgirio klubo vadovas Paulius Motiejūnas sako, kad kuo daugiau vietų vaikams tobulėti ir žaisti, tuo daugiau perspektyvų garsiausiam Lietuvos krepšinio klubui ateityje. Mūsų laikus prisiminus, tai visur, kur dabar parkingai buvo aikštelės, tai norisi, kad būtų daugiau tų sportuojančių, bet aišku, dabar ir šiaip infrastruktūra daug geresnė. Vietų aktyviam vaikų laisvalaikiui Kaune dar daugės. Jau kai gimsti kaunietis, tai automatiškai ir žalgirietis. Tai tik tai reikia vietos, kur galėtum pasitobulinti ir bandyti išbėgti pagrindinę aikštelę. Šis projektas jau atnaujino aikštelę Stambule, Atėnuose, Berlyne ir Badalonoje. Dabar jau ir Kaune. Ieva Diraitė, Alius Koroliovas, Kaunas.